Sklandytojai dažniausiai, jeigu ateina jaunas žmogus ir nori išmokti sklandyti, kuriem reikia kreiptis, tai yra tik Pirinuose, ar tai yra įvairiuose miestuose klubai? Kuriems prie širdies toks aparatas. Ką pasakytum apie jį? Apie konstrukciją, kokios tai ypatingos, žavingos, originalios čia idėjos yra integruotos. Yra kieto sparno skraidyklė, vienas dalykas. Jinai principė skirta tiems, kurie jau iš tikrųjų pažengę pilotai. Eiliniam paprastam pilotui turbūt nelabai tinkamas variantas, nes jinai, kadangi kieto sparno, tai principė jinai neatleidžianti klaidų. Tai yra, jeigu praradai greitį, jisai iš karto virsta į suktuką ir maždaug 50-100 metrų reikia, kad jį išvestų. O ar čia nėra kokių nors ne gelbėjimusi, bet antipikiravimo, antiflaterio, kuris ten jis pasireiškia, juk čia yra įtempimas užpakalinės briaunos? Jinai briauna praktiškai įtempta yra gale, reiškia, yra vienodo įtempimo. Vienodo įtempimo eina. Nešanti dalis yra B vamzdis, B formos lonžeronas anglies pluošto, paskui eina nerviūros, taip kaip pas normalų lėktuvą. Tik tiek, kad jos paskui susideda į sparną eleronai, į tą užsparniai ir plus dar kaip eleronai, tai panašiai spoileriai, valdymas yra pusiau aerodinaminis. O dabar, ar tai yra sportinis variantas, kur yra Europoje varžybos tokio tipo? Yra tokio tipo, bet jų labai mažai, susirenka maždaug 10-15, iki 20 pilotų yra tai, kada susirenka. Net ne komandų, o pilotų? Pilotų. Nes jie yra labai brangus. Kadangi viskas yra iš anglies pluošto pagrindė, tai tas, sakykime, čia yra 2002 metų modelis Fly Designo ir jų apskritai galbūt 10 vienetų yra pagaminta. Pas mane yra 4 egzempliorius. Jūsų kaip Lietuvoje turinčių tokį aparatą, ar jūs turit kokią koncepciją, rinkti daugiau žmonių, gal galima gauti informacijos apie tokius aparatus, pateikti galbūt lankytojams, informuoti, kad tokia yra šaka skraidymo skraidyklėmis ir kad turi tam tikrą perspektyvą. Kokia ta perspektyva, ar yra inovacinė? Kokio tipo žmonės čia prie šito būrėsi ir daug tokių dalykų, kur turėtumėt savo ambasadą savotiškai. Tai kur jūs ją turite? Klube, tai negalite? Čia, kurie ateina į šitą sportą, tai yra jiems aviacija, tai nėra tik tai kaip pasiskraidimas, tai yra gyvenimo būdas. Tai yra specifinė žmonių grupė, nes iš principo su skraidyklė išmokti skristi, gerai skristi ir apskritai, tai reikia labai daug padaryti įdirbio fizinio. Ir automatiškai, kad ateiti iki tokio sparno, tai reikia kokią 5-6 metus gerai jau paskraidžius būti. Tai tada norėčiau paklausti, Kauno skraidūnų klubas. Ar tai yra tos kategorijos žmonės, ar jau jie motorizuoti, kur dabar laisvos skrydžio žmonės bazuojasi, kaip centras, yra toksai? Seniau buvo daugiau, ties Kaunų centras organizavosi, bet kadangi naujų žmonių nepavyko pritraukti, norisi kitą kartą, kuo greičiau viską padaryti, greičiau. Tai tas, šiuo momentu yra 4 mokiniai, kurie būtent pas mane mokinasi, pradėjom šią vasarą ir panašu, kad kitais metais jau mes su jais galėsim jau pakilti į orą pirmus terminus. Noriu pristatyti, supažindinti žmogų, kuris ir taip Lietuvai svarbus. Labai svarbus, bet jisai, jo tema, jo skraidyklį, kietasparnį, ta grupė, kuri formuojasi Lietuvoje. Tai Vilma, čia parodyti žurnale, kad yra tokių drąsuolių ir kad yra tokia ypatinga. Galima, parašykit. Vilma, padarykit kažką ekspromtu, duokit ženklą. Jau nufotografavo. Dabar yra personažas. Padarom. Nuostabu, labai rimtas žmogus, labai sudėtinga rimta tema ir kurį išaugo iš skraidyklės ir nėra tokios grupės pajėgios, kurį įsiplės. Draugausiu. Labai gerai baigėsi. Rašantis.